paskutiniai, sakykime, 4 metai buvo mano pokyčių metai. Prisimenu, kai tiesiog vieną dieną buvo tokia akimirka, kai aš supratau, kad daugiau taip gyventi nebegaliu. Ir reikia kažką daryti. Susiradau nuostabią specialistę, psichoterapeutę. Nuėjau pas ją, buvau visiškai palūžusi, tiek emociškai, tiek psichologiškai, tiek fiziškai, perdegusi ir jinai man pasakė vienus žodžius. Jinai pasakė, supraskit, kad viskas, ką šiai dienai turite, viską susikūrėt jūs pati. Ir tada man atėjo tarsi toksai nušvitimas, galvoju, kaip aš čia pati dabar, tai čiagi, tai visi veikia, visi kaip ir dalyvavo čia kažkur, noras toksai atėjo kaltų paieškoti, kasgi čia kaltas, kad mano tas gyvenimas toksai, koks man nepatinka. Bet aš priėmiau šitą tiesą. Ir tada sekanti mintis buvo, o tai jeigu aš čia viską susikūriau pati, tai vadinasi, aš galiu susikurti ir kitaip. Ir tada iš karto, okei, o ką man tada reikia daryti? Ir supratau, kad tai viskas čiagi apie mane. Aš turiu keistis. Aš turiu keisti savo elgesį, kuris lemia, kad aš kažkaip darau ne tuos sprendimus gyvenime. Ir čia prasidėjo mano labai ilga, gili psichologinė kelionė ir kapstymasis po įvairias traumas, scenarijus ir panašiai.